Sveiki, TV3 LT žiūrovai. Tiek prieš, tiek ir po prezidento rinkimų kilo daug diskusijų ir ginčių, kurie kandidatai atstovauja rytų, suprask rusiškas vertybės, o kurie vakarietiškas. Diskusijos netyla iki šiol, tad šiandien su kandidatais ir aiškinamės, ar galime ir ar reikėtų taip skirstyti savo politikus. Studijoje Laisvės partijos kandidatas Dainius Žalimas ir partijos Nemuno aušra vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki. Sveiki. Pone Žemaitaiti, pradėkim gal nuo to, kaip vertinate rinkimų rezultatus. Ar jūs esate 9 dangui, kaip dainuoja tam viena grupė populiari, ar vis dėlto tikėjotės daugiau negu tiek, kiek surinkote? Žiūrėkit, aš labai aiškiai ir matėte, aš buvau sakęs, 3, 4, jeigu liksiu, tai bus labai labai gerai. Aš skaičiau, kad 7-8% mes galim pasiekti, labai labai gerai dirbdami. Tai mes puikiai pažįsta tiek metų aš politikai. Aš matematiką šiek tiek gaudus ir skaičiau, kiek mes galim juos turėti. Tai aš realiai partiją mes įkūrėme prieš pusę metų, nauji centrai, partiečiai ir panašiai, tai aš buvau įskaičiavęs, kiek galėtumėm tikėtis gauti. Tai mane tas rezultatas labai labai tenkina, mes esam komanda patenkinta, rajonuose štabai šventė ilgai, mes pabaigėm 5 ryte dar McDonald'e ir išsiskirstėm. Šiaip tai labai gerai, nes man tai gerai. Pone Žalimai, tikėjotės daugiau, 5%, pavyzdžiui? Tikėjausi, bet tai rezultatai yra tokie, kokie yra. Kaip sakoma, vis tiek yra svarbu tai, kad buvo debatai, buvo apie ką pakalbėti, labai aiškiai išsiriškinom, su kuo mes vertybiškai tapatus ir su kuo visiškai skirtingi. Galų gale, pasižiūrėkit, yra partijų, kurios apskritai savo kandidato jokių nekėlė. Tai kiek čia mūsų tokių partinių, nors aš nepartinis, kiek čia mūsų tokių yra? Lygiai pusė, turbūt 4, jeigu aš gerai prisimenu. 4, teisingai 4. Tai iš tiesų manau, kad yra labai svarbu ir ypač sveikai politiniai sistemai, kad partijos turėtų savo kandidatus prezidento rinkimuose. Na, o dėl to, kodėl rezultatas mažesnis negu tikėtasi, tai aš manau, kad tai yra labai paprastai paaiškinama. Tai yra tas vadinamasis strateginis balsavimas, kada tikrai žinau nemažai žmonių, kurie šiaip būtų balsavę už mane, bet nenorėjo kažko praleisti antrą turą, tai balsavo už konkurentę, kuri jiems atrodė perspektyvesnė. Bet girdėjot, ką sakė, 3 vietą užėmęs kandidatas Vėgėlė, kad jūs per mažai stengiatės atimti Šimonytės balsų. Girdėjot tokius kaltinimus jums vakar? Ne, tai matot, yra labai įdomus tokie kaltinimai. Tegul jis pats pasistengia, kaip sakoma, būti antras. Taip. Iš tiesų, ką reiškia mažai stengiamės? Aš tikrai debatavau taip, kaip aš mokėjau. Tai yra, atstovavom mes iš tiesų labai panašias vertybės. Taip, tai yra tam tikra prasme problema. Bet kita vertus aš tikėjausi, kad žmonės kartu atsižvelgs į tai, kad yra 4 metai vis dėlto, kai kas, aš, pavyzdžiui, nesu valdžioje pats asmeniškai. Ir daugelis tų problemų, kurie iškylo ir rinkiminių debatų metu, jie 4-5 metus šitos problemos yra nesprendžiamos. Tai iš tiesų tai galbūt teikia vilties, kad kažkas ir pasirinks ir mane. Bet tų kaltinimų ten buvo ir daugiau, tai pats kas ir jums. Pane Žemaitaiti, kada neva tai jūs vogėt iš Vėgėlės balsus? Žiūrėkit, tai buvo prognozuojama anksčiau, tas vogėt kabutėse, aišku. Jo, tai viskas tvarkoja. Aš Ignui tą patį sakiau prieš keletą mėnesių, kada mes buvom susitikę ir kada aš šnekėjomės, aš jam tokį vieną labai gerą patarimą buvau pasakęs, kad jeigu tikrai tu nori išeiti į antrą turą ir tu tikėsi išeiti, tai tu apsižiūrėk savo komandą, kurie yra fanatikai ir tie, kurie yra nudirbti. Tai yra didžioji bėda, kad buvo pasigna ir tebėra pasigna tų tokių nuprotėjusių žmogelių, kurie maždaug tai yra Dievas, Tėvas Jėzus Kristus ir ten net poemas rašė iš Šventosios Biblijos, net rašydavo man į Facebooką ir maždaug būk tas, kuris išgelbėsi nuo apsiriškimo. Tai vienas dalykas, o kitas yra dalykas, tikrai tų balsų nevogiau, o ką aš ir sakiau, didžiausia problema arba didžiausias buvo blogybė tam, kad buvo paimta valstiečių parama. Tai čia yra buvo aiškiai, šitą patį iš karto, kada valstiečiai pareiškė paramą Ignui Vėgėlei ir atsitraukė Aurelijus Veryga, aš dalyvau vienoje iš laidų. Šią patį dieną aš labai gerai pamenu ir aš iškart pasakiau, čia yra grubiai mirties bučinys, kas Ignui Vėgėlei neleis užšokti aukščiau. Tiesiog yra, nes žiūrėkite, Igną Vėgėlę rėmė Artūras Zuokas, Igną Vėgėlę rėmė Artūras Paulauskas, Igną Vėgėlę rėmė Jonas Dagys, Rimas Dagys iš karto, tada rėmė valstiečiai, tada rėmė ten Kauno kai kurie asmenys, tada tu matai tą publiką, kurį rėmė,
Tiesme viskas. Tai yra lubos, už kurių tu nebeišeini. O prisiminkite Nausėdos atveju ir Grybauskaitės atveju, kada buvo pirmas turas, pirmą kartą, kai jie Grybauskaitė, tai niekas nerėmė, net konservatoriai, liberalai praktiškai, net kaip imitavo dalyvavimą, jeigu taip galim pasakyti, bet jinai ėjo pati savo. Tai čia buvo strateginė klaida. Gerai, bet tiek politologai, tiek apžvalgininkai sako, kad tiek Remigijus Žemaitaitis, tiek Ignas Vėgėlė abu yra prieš sisteminį ir neva dėl to valgė viens kito balsus. Ne, žiūrėkit, pas mus yra didžiausia bėda, kad mes neturim politologų. Jūs pykit, nepykit ant manęs, aš iš tų politologų šaipausi ir pakankamai dažnai šaipausi iš jų, nes man jie tokie, primena maždaug tokia iš Kremliaus pabėgusius Solovjovus, ir lakstančius čia. Yra baigę mokslus. Žiūrėkit, ne mokslas ir universiteto diplomas tau suteikia galimybę analitinį mąstymą turėti. Žmogus suvirintojas tampa prezidento. Ne? Tai žiūrėkite vieną dalyką. Kai man politologas pradeda pasakoti, kad čia žiūrėkite, čia taip ir bus, čia tas konkurentas tas iš to valgo. Aš klausiu, ar jie kada nors padarė savo asmeninę apklausą, o neužsakytą. Mes pavyzdžiui, Nemuno aušra, aš darydavausi kas 2 savaitės, iki 2,5 tūkstančio klausdavau rinkėjų. Bet jūsų rinkėjų elektoratas panašus ar ne? Jis 1,5–2% jisai kirtosi, 1,5–2%. Ir aš žinau, kad Ignas Vėgėlė yra stiprus didžiuosiuose miestuose. Vilniuje, Kaune. Man visą tai, ką rodė, kad jisai Vilniuje, Kaune, Ignas už mane gaus daugiau balsų, negu kad aš. Pažiūrėkit, tas pats atsitiko. Tas ir atsitiko, kai aš didžiai dalį Lietuvos, daugiau kaip pusė apylinkių, antras buvau kartu su Gitanu Nausėda, ne 14, ir tik prasidėjo Vilniaus Kauno didžiųjų apylinkių skaičiai ir aš pradėjau iš karto leisis. Ir Ignas iš karto, perlenkė mane. Aš labai puikiai supratau, kad Vilnius Kaunas jo yra geresnis, jo yra stipresnė pusė, fasadas yra geresnis. Tai politologai, aš tikrai skeptiškai juos visą laiką žiūriu, nes aš negaliu pasitikėti politologų, kai jisai kalba ten, net nepasitikrinęs faktus. Jis popierių paskaito, kas parašyta Delfi, kas parašyta TV3, ką parodė Lanka ir jis iš to susidaro vaizdą. Aš kiek politologų nuvažiuoju į rajonus, kiek politologų pasišneka su politikais. Nėra nei vieno. Visi atsisėdė, visi profesoriai, visi mandri vadovauja. Lygiai taip pat kaip dėl Vaitkaus, aš tą patį sakiau, 6% aš Vaitkų esu užrašęs. Rinkimų prieš likus 3 savaitėm 6% Vaitkų užrašiau. Sakė, neįmanoma, kai iš Žemaitaitį rašo, sako, čia fantastika. Kaip sakau, tai logika taip dėliojasi. Gerai, bet mūsų laidos temarnė ir prašnekam apie tai, kaip tas skirstimas yra mūsų kandidatų, kurie turėjom ką tik, tai yra dalis prorusiško ir dalis provakarietiško. Pone Žalimai, jūs sutinkat, kad buvo galima skirstyti, tai yra blokai, ar ne? Vienas, ką bandoma sudėti, tai yra Remigijus Žemaitaitis, Eduardas Vaitkus ir Ignas Vėgėlė, šitie nebuvo prorusiški, o provakarietiški tai tik tai 2. Jūs ir Ingrida Šimonytė. Žinot, prorusiški, neprorusiški, čia matyti kitas klausimas, nes kartais galima ten sakyti labiau populistiniai arba mažiau populistiniai, prorusiški, tai jau čia reikia visiškai atvirai matyti prorusiškas pažiūras deklaruoti, bet dėl provakarietiškų politikų, aš savo turiu kelis kriterijus. Iš esmės 3. Tai yra užsienio politika, gynyba ir žmogaus teisės. Tai visų šitos 3 kriterijus, tikrai realiai objektyviai mes su Ingrida Šimonytė geriausiai atitikom, nes kalbėti apie Gitaną Nausėdą netgi šitame kontekste neišeina, nes tai, kai jisai kalbėjo apie žmogaus teisės, tai čia labiau tikrai atitinka pono Žemaitaičio pažiūras. Tai mes matėm visą tai. Tai dėl to aš iš principo, bet čia yra mano kriterijai, čia yra mano supratimas, nes aš matau, kad šalia visų agresijų prieš Ukrainą ir apskritai imperialistinių planų, Rusija labai aiškiai transliuoja tam tikrus naratyvus žmogaus teisų klausimais ir Lietuva su tokiamis pažiūromis, kad nereikia Stambulo konvencijos, nereikia partnerystės, gal dar kai kurių dalykų nereikia, tai tikrai yra ne vakaruose, o rytuose. Bet ar galima Ingrida Šimonytė tokią traktuoti, kaip asmenį turbūt taip, bet kaip partijoje jos irgi nėra palaikymo ir nepriima tam tikrus įstatymus Seime? Mes dabar kalbam apie prezidento rinkimus, kur dalyvauja asmenybės. Taip. Apie partiją aš visiškai sutinku. Ten yra tikrai toksai blokas, aš ten tikrai nenoriu dabar pavardėmis, bet kurie jau yra tokie žmogaus teisų klausimais labai ortodoksai. Praktiškai rusų ortodoksų bažnyčia, aš jas priskirčiau netgi ne katalikų, jeigu taip rimtai. Būtent taip, nes aš visai neseniai, aš domiuosi tiesiog tuo rusų pasaulio ideologiją, visai neseniai rusų toks pasaulinis soboras paskelbė savo doktrininį dokumentą apie rusų pasaulį, tai aš manau, dalis
dalis konservatorių tikrai pasirašytų. Laisvės partijoje tikrai tokių nėra, jūs žinote iš balsavimų. Praktiškai Laisvės partija tikrai yra nusekliausia. Čia yra atsakymas, kodėl aš, pavyzdžiui, Laisvės partijos esu iškeltas kandidatas, nes aš pats taip galvoju. Liberalų sąjūdį irgi, žinote, ten yra įvairiai, apie socialdemokratus iš viso nekalbėsiu. Jie, man atrodo, bet kokią ideologiją pardavė šituose rinkimuose, nes ne tik žmogaus teisų srityje, bet, žinot, man komiškai prisimenu tą epizodą, kada mes buvom debatuose ir kada ponas Nausėda ruošiasi statyti paminklą Smetonai. Nu, aš aišku gerai pasukau galvą, bet iš karto sakau, Kaziui Griniui. Tai klausimas, tai kas yra artimesnis šio požiūriu iš tiesų? Ir dar vienas epizodas buvo. Tai aišku, čia galima daug prisiminti. Tai vienas buvo dar vienas juokingiausias epizodas, iš tų rinkimų aš labai daug prisikarpiau, man tiesiog juoką kelia. Ir žinot, kai kalba apie pozityvę diskriminaciją moterų teisėje, ir Blinkevičiūtė patenkinta, nes ne už tas moterų diskriminacijos, kad nebūtų ir Nausėda, kai su šlapiu skuduru, pykš Blinkevičiūtė per veidą, jokių čia nebus, teisių nebus, čia to nereikia. Blinkevičiūtės veidas, įsikirpkite tą, parodykit. Pykš! Vilė atrodo, kad po žemę palindo. Tiesme, kardinalus, visiškai priešingas leftistinis socialdemokratų požiūris. Visiškai. Kardinaliai Nausėda šlipštė, kai davė per reitingų, pliks moteris sėdė. Bet socdemai vis tiek remia, ar ne? Tai ne dėl to, socdemai remia pragmatiškais tikslais. Pragmatiniai tikslai. Savo kandidato neturi, tai taip ir yra. Ne, reikia turėti omeny, kad jie tikisi laimėti Seimo rinkimus, kaip laimėti. Bent jau būti koalicijoje, tai o kas po to formuoja ir ministrų kabinetą. Vis tik prezidentas turi tam tikrą įtaką. Ir ką padarė socialdemokratai, jie pasimokė iš 20 metų. Nausėda labai dėjo daug pastangų, kad Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė laimėtų 20 rinkimus. Pažiūrėkite 19 metais po prezidento rinkimų, koks buvo konfliktas tarp Sauliaus Skvernelio. Prisiminkite tos metus. Viens kitas. Nausėdos ir Skvernelio konfliktas. Plakėsi. Tai ministras blogas, tai tas blogas. Tas to, tas ano, tas trečias, tas ketvirtas. Ir ką priėmė Gitanas Nausėda likus iki rinkimų pusę metų? Priminkite. Gabrielių Landsbergį. Vienintelį iš visos opozicijos prisiminkite. Ir jisai demonstratyviai, aš turiu visą video, jis įsaugojęs, turiu susikarpęs pranešimus. Iš visą tą pas manęs archyve labai daug yra medžiagos statisticinės tokios. Ir tada Landsbergis išėjo ir su Nausėda čia taip, čia priėmė opozicijos lyderį ir panašiai. Ir ką pamatė socdemai? Gi mokomės, ne? Mokėsi iš tėvų, mokėsi iš vyresnių. O, sako, žiūrėk, klausyk, reikia dabar Nausėdą pasinaudoti. Ir jie pasinaudojo Nausėdą. Ir Nausėda buvo tas tramplinas pasinaudoti, ką padarė konservatoriai. Viskas, čia labai, pamoka ir išmoka. Gerai, bet kalbant apie jūs priskiriamas irgi, bent jau viešoje erdvėje prie tų prorusiškų kandidatų. Pats tokiu jaučiatės ar ne? Aš dabar, sėdžiu, pavadinimas yra dienos pjūvis. Ir kada paleido pirmą vinjetę aš pamačiau ne Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą einantį, bet Ingridą Šimonytę. Ir galvoju, tai kaip čia dabar yra, TV3 yra prorusiška, provakarietiška. Ir po kelių sekundžių jūsų vinjetėje pasileido klipas Bidenas. Bidenas yra visiškai prokremliškas, nes Bideno administracija viską daro tam, kad Putinui būtų visos sankcijos nuimtos. Net pirmadienį nuėmė 12 bankų, kad galėtų toliau doleriais atsiskaityti už visą naftą. Tai dabar man pasakykite, TV3 jūs esate prokremliška ar provakarietiška? Tai aš noriu pasakyti, Šimonytė jau yra tiek prisišnekėjusi, tiek etikečių jinai priklijavusi per šitą vietą, jinai nesupranta vieno dalyko, kad baigėsi rinkimai ir tu baig žeminti vieną ar kitą grupę visuomenės. Nėra nei prokremliškų, nei prieš, vienas kandidatą mes, ir visi, ko gero, visi 7 puikiai supratom, kad, kaip čia. Čia apie Vaitkų kalbame. Mes taip kultūringai kiti ten griežčiau sureaguodavom, bet supraskite vieną paprastą dalyką. Konservatoriai viską padarė, kad pas mus Lietuvoje formuotųsi dalis žmonių, kurie yra negatyviai nusiteikę prieš valdžią. Ir dabar, kai jinai pasakė... O kodėl jūs piešia kartu su Vaitkumi vieną krūvą? Todėl, kad jai reikia Ingridai susikelti balsus, jai susikelti reitingus. Gerai, bet jūsų pasisakymai gal kažkokie leido tą daryti? Niekada. Mano tie pasisakymai, jie pas manęs yra daugiau emocionalūs, bet jeigu pažiūrėsite sistemiškai tvarkingai, kaip aš Seime balsuoju ir kaip aš elgiuosi, jūs nerasite nei vieno atveju, prie ko galėtumėt prisikabinti. Nėra prie ko prisikabinti, ne? Prie kalbos tu gali prisikabinti, kalbos kultūros gali, žodžių mano prisikabinti, tu gali, nes aš toks esu. Bet tu prie veiksmų, tu niekur tu nerandi. Tikrai, ponia Žalima, nėra prie ko prisikabinti? Arba prie Remigijos, arba prie Igno Vėgėlės? Matot, aš nenoriu kalbėti tikrai apibendrintai, prie Remigijaus, tai prie ko prisikabinsi? Prie kalbų tai tikrai, balsavimo aš tikrai atsiprašau, nedalyvavau tiesiog, tikrai nesidomėjau. Debatai buvo, ar ne? Dalyvavote debatuose? Debatuose, tai aš manau vis dėlto Remigijus pats pasidarys išvadą,
išvadas dėl tų visų antisemitinių pareiškimų ir taip toliau. Aš suprantu, jis kaltės nepripažįsta, bet kaip sakoma, įvyks teismas, konstitucinis teismas jau priėmė sprendimą ir tada, aišku, natūraliai matyt yra priskirimas tam tikram flangui, kaip ir dabar, Remigijau nesupykit, bet daryti iš kelių Baideno žingsnių, tai, kad jis yra prorusiškas, jo, aš vis dėlto nedrįščiau, tai yra didžioji politika, taip gaila, Jungtinės Amerikos valstijos daro kai kurias kartais nuolaidas, bet šiandien Blinkenas yra, pavyzdžiui, kur, tai Kijeve, tai aš dėl to tikrai... Tai čia mes galėtume ilgai ginčytis, bet šią prasme aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra tai, kad tai yra vis dėlto žmogus pripažintas oficialiai pažeidusių konstituciją ir savo pasisakymais tikrai pagarsėjęs. O kiek ten tų istorijų tikrų, kiek netikrų, man pačiam ten teko matyti, kad jūs kažkada pasisakėt prieš sankcijas Rusijai, neva ir taip toliau. Aš jau dabar tikrai nesijėmiau prieš šitą laidą tikrinti ir tikrai nesiimsiu tą daryti. Kodėl? Aš noriu atsakyti. Baidenas, sakote, dėl keletą dalykų. O kodėl Ingrida dėl keletų dalykų jinai automatiškai priskiria? Aš specialiai išmečiau tą dalyką, aš specialiai užfiksavau, kad čia buvo parodyta vinjetė. Nežinau, ar čia logiškai sudėliota yra šita vinjetė. Vinjetė logiškai sudėliota dėl to, kad yra tam tik, kurie žmonės dažniausiai yra valdžioje, tos ir sudėlioja. Nausėda irgi yra valdžioje. Ar kito ko? Irgi yra valdžioje. Be kita ko. Tai ir pas mus vizualiniai dalykai žmogui labai daug veikia. Aš iš karto užfiksavau, kad TV3 yra labai miela jai Ingrida Šimonytė, kaip pavyzdys. Aš nesakau, kad taip yra. Aš nesakau. Tai žiūrėkit, aš ką noriu pasakyti, kai Ingrida pasako, kad aš esu prokremliškas arba prorusiškas dėl mano vieno ar kito dviejų pasisakymų ir aš pasakiau, kad sankcijos neveikia, nes aš mačiau, ką Amerika darė ir Baideno administracija tą patį daro, tik aš pasakiau kitais žodžiais, tai nereiškia, kad aš esu prokremliškas. Vat kur esminis yra dalykas. Ir pas mus Ingrida ploja iš karto ant visų ir sako, kad jo yra. Dabar Igno Vėgėlės. Kilo tas ginčas dėl tėvo tų verslų, sako, ten kažkaip aš ten irgi aiškumo man ten irgi trūksta. Ir jisai yra prokremliškas. Ne vien dėl to. Aš galiu papildyti. Gal ne vien kažko aš galiu papildyti. Tai iš tiesų iš debatų buvo labai aišku. Jisai tarsi, Igno Vėgėlės, kur yra bėda. Jis man toks įspūdis šiek tiek ir mėtėsi, ar ne, pagal auditoriją pritaikydavo savo pasisakymus. Ir tai yra problema. Nes aš, žinot, aš nuoseklus, prognozuojamas, aš maždaug aišku, ką pasakysiu. O su juo būdavo taip. Tai jis viena ranka tarsi čia reikia Ukrainai padėti, be abejo reikia ir taip toliau. Ir staiga ištransliuoja tokias žinutės, kurias aš traktuoju kaip prokremliškas. Pirma, atkurti diplomatinę atstovavimą Maskvoje, atkurti diplomatinę atstovavimą Minske, atkurti diplomatinę atstovavimą Pekine, tada uždaryti čia taivaniečių. Iš esmės uždaryti, nes ką reiškia pakeisti pavadinimą. Nebūkim naivus, vienašališkai niek čia pavadinimo nepakeis. Taivaniečių atstovybė Lietuvoje ir lygiai taip pat išvyti iš čia Cikhanovskajos ofisą. Tai 5 punktai, kurie man leidžia tvirtai daryti išvadą apie prokremlišką orientaciją. Galbūt už to slypi verslo kažkokios šaknis. Čia jau kitas klausimas, bet aš tiesiog, pagal kalbas, čia yra, tiesiog objektyviai. Gerai, bet yra kitas, ar ne, kandidatas, dėl ko turbūt, mažiausiai kyla diskusija, tai yra Eduardas Vaitkus, kuris, akivaizdžiai transliuoja tai, ką šneka Kremliaus propagandoje. Šiandien čia pas mane irgi šioje laidoje mes kalbėjome, bet jis atvirai pripažino, kad jis, visą laiką žiūrėdavo rusiškas laidas ir tik tai paskutiniu metu, tai kai buvo uždrausta, jis jų nebemato ir nebežiūri. Nors galbūt, bet galima sakyti, kad, mes iš tikrųjų darėme žalą savo demokratiją, kad, iš tiesų leidom, nes daug diskusijų kilo, kam iš viso tokį kandidatą leisti čia kandidatuoti, ką čia daryti su juo ir taip toliau. Buvo įvairiausia klausimų. Žinot, aš kaip galvoju, nebūkim naiviais, niekada visuomenė nebus visiškai monolitinė. Tai, tikrai Lietuvoje yra žmonių, kurie pritarė Maskvos propagandai. Tai jis tos balsus šiandien susirinko, galbūt būtų susirinkęs kažkas kitas, mes ten apie Tomaševskį diskutavom ir taip toliau, bet, kad jisai transliuoja grinai jau visiškai, net neužmaskuotai Maskvos propagandą, aš aišku, netiek įdėmiai klausiau, galbūt net kartais ir per debatus, nes ten sunku kartais ten atskirti, nes kai žmogus skaito manifestus vietoj to, kad atsakinėtų į klausimus, tai yra sudėtinga. Bet aš, pavyzdžiui, buvau vienoje laidoje su juo. Tai grinai, ta prasme, sako, aš netiduosiu šalčininkų Lenkams. Tai mes kyla klausimus, Lenkai šalčininkus nepriduoda. Kodėl Lenkams? Šalčininkai neteisėtai maždaug atiteko, Lenkija gali turėti jos pretenzijų. Tada toliau aš netiduosiu Klaipėdos Vokietijai kažkodėl tai, ar ne? Neva tai Vokietija gali jos turėti pretenzijų. Ir po to, kai sužinai priežastis, ką jis transliuoja, sako, 39 metais Lietuva neva teisėtai atidavė
atidavė Klaipėdą Vokietijai ir taip toliau ir panašiai. Nu, tai yra nesąmonės. Bet jas ir transliuoja Kremliaus propagandą. Mes visą laiką prisimindavom, dėl ko nuo 90-ųjų metų, kada Lietuva atkūrinėjo nepriklausomybę, tai Kremlius turėdavo, sakydavo, bet žiūrėkit, nebus Vilniaus ir nebus Klaipėdos. Teisinių požiūrių tai yra totali nesąmonė. Aš jau nekalbu apie tai, kad jau dabar yra ten ir visos sutartys, ir sienų neliečiamybės principai ir taip toliau. Nu, aišku, Rusija gali jų nepaisyti, bet čia kitas klausimas. Bet jis transliuoja būtent tą rusišką propagandą, nu, praktiškai atvirai, net tokiais paslėptais klausimais. Tai manau, kad čia daugiau negu aišku. Čia, bet yra tada kyla klaustukas apie dėl tų žmonių, kurie balsavo. Bet labai logiškai paaiškinti, žiūrėkit, aš jums sakiau, kadangi mes darėme tyrimus ir, tarkim, man irgi buvo įdomu, kaip vertina šalčininkai kiekvieną kandidatą. Nu ir mano komanda irgi važiavo, darėsi apklausas. Mes siuntėme iš tikrųjų rusakalbius, lenkakalbius žmonės, ne lietuvius, kaip sakant. Kad neerzinti ir tai, sako, atvažiavo savoji parin prišolšinai. Nu ir tada gali įsišnekėti atviriau, kaip ką ir panašiai. Tai Eduardo Vaitkaus šalčininkos Vilniaus rajone iš vis net nebuvo. Jo nebuvo sausivas apklausose, kad jisai kaip lyderis buvo 5, 6, va toje vietoje. Ir tik Šimonytė uždarė užkardas. Vyriausybė, nebūtų. Jo, bet vyriausybė, tai vyriausybė sudovė. Ir aš tada buvau Druskininkose. Ir aš pradėjau klausytis, ką žmonės, kurie Druskininkose dirba reabilitacijos centre, masažuotojai, kineziterapeutai ir panašiai. Ir sako, kokia nesąmonė, dabar pas tėvų reikia važiuoti per aplinkui, 40 km, į kapus negali. Aš kažkaip dabar gerai pamenu, čikščiu iš telefono, skambinu Saviškis, sakau, Robertai, sakau, žiūrėk, organizuok studentus. Antrąjį, trečiadienį, sakau, perinat man visus šalčininkus, turgelį, visą, sakau, perinam. Eišiškė, sakau, man reikalinga šitas dabar, Ir ką jūs manot? Jisai prieš tai padirbėjo, kad aš, jeigu būsiu sienos atidarytos, kontrolės punktai bus atidaryti, jūs vėl galėsit pas giminės važiuoti, kapinės važiuoti, viens kitą aplankyti. Kai šovė jo reitingas, jūs neįsivaizduojate, kokias aukštumas. Nes žmonėm jau dakniso, kad jie nuo valdžios ir priklausomi. Jie ne todėl, kad už Vaitkų balsavo. Vaitkus buvo tas balsas, kurį išgirdo, kad atidarys sienos ir galėsiu pas motiną važiuoti. Galėsiu pas vaiką pravažiuoti, galėsiu į kapus. Viskas ten nebuvo, mano bent jau dabar rodo tos apklausos, aišku, jas detaliau, po savaitės mes detalesnės pateiksim informaciją mūsų, kur buvo ne Vilmorų sprinterių, kur ten net nepasitikėti, net neįmanoma ten jų, nes ten iš pieno greitinėlę ten bando kažkokią daryti. Tai ir tada bus akivaizdžiai matyti, kaip jis pajudėjo. Klaipėdui, lygiai taip pat Klaipėdui. Ketvirtadienį. Jūsgi gerai pasirodėt, ar ne, per mero rinkimus. Trečias, ten per plautą. 10,9 nepatekot, dabar likot 5? 5 likau. Kodėl? Tai ketvirtadienį man skambina, zdrasvai, tai Remigijus, tai как tam выборы там происходят, ten rara, sakau, viskas gerai, sakau, tvarkoju, žinai, sakau, tai ką jūs, sakau, Klaipėdą balsuosit, aš taip jau, žinai, sakau, už mūsų merą balsuosim. Sakau, kaip, sakau, už merą, tai sakau, tai kad mūsų meras lieka meru, sakau, Arvidas, sakau, jūs Vaitkus, ne, sako, Remigijų, Vaitkus eina į prezidentus. Viskas. Ir va šitas dalykas, Vaitkus pavardės, uostas, portas, visas šitas, vėl didelis bonusą davė. Tai ir viskas. Ir dar davė vienas paprastas dalykas, lietuvių piliečiui gyvenančiam Klaipėdui, tiksliau, Rusijos pilietybę turinčiam, bet gyvenančiam Klaipėdui, 83 metai ir teismas priėmė sprendimą jį deportuoti į Rusiją, nes jis išpildydamas anketą, kam priklauso Krymas ar kažkokia ten ta buvo apklausa, jis žmogus parašė, kad priklauso Rusijai. Bet ar deportavo? Jo. Aš bent jau kiek žinau, kad ar gal, nėra, bet ir toj bendruomeniai taip paėjo šitą informaciją, aš pats labai gerai, aš mėnesis prieš. Gal net nebūtina deportuoti, jeigu sužinojo viskas. Nes ten teismų sprendimai tai yra iš tiesų tokie, kad vien dėl klausimo, tai jie panaikina tokius sprendimus. Kažkaip, aš žinau, kad tas žmogus visuma. Dabar, nežinau, reikia man su bet pats principas, kada mes šnekam apie tai, kad šitie rinkėjai yra irgi prokremliški, ar tai mes nepriešinam dar daugiau visuomenės, nes dėl to irgi yra klaustukas. Matot, čia gal yra tikrai neverta visada čia kažkokio etikėčių klijuot, bet ką mes matom, jas darom ir klijuojam. Ką mes matom, tai politikai yra prokremliški, jos renka kažkokie rinkėjai, bet iš kur atsiranda tokie rinkėjai? Jeigu Vaitkus pavardę maišo, ar ne, tai akivaizdu, kad išsilavinimas, švietimas, informacijos prieinamumas čia yra pagrindinė problema. Ar viską dabar mūsų valdžia
dėl to padaro, nes mes prisimenam, būdavo kartais, kad maišo pavardės, ar ne, kitas ten Miliūtė ir Miliūtė, ar ne? Tyčia kelia kandidatus, kurie tokią pačią pavardę. Ne, aš nemanau, kad čia kažkokia tyčia. Ne, kandidatas nacionalinis. Žiūrėkit, Dainiau, ne, tai nacionalinis, taip, žiūrėk, Dainiau, Laisvės partija yra rinkėjas, skaitosi įsilavinęs, aukštas pajamas gaunas ir panašiai. Nu kaip atsitiko Kaune, kad Laisvės partijos rinkėjai prabalsavo už Marijų Matijošaitį, kuris įme atėjo ir apsivogė. Ne, iš kanceliarijos išlaidų prisėmė aparatumą. Prieš tai nebuvo apsivogęs. Bet ką aš Dainiau pasakyti, Matijošaičio pavardė buvo, aš pats buvau tada renginį. Va, kolegos, tarp kitko iš universiteto, buvęs dėstytojas, mano kolega. Aš sakau, tai sako, matai, sako, Visvaldo eina sūnus, sako, tai žinok, supranti, mes palaikysim Visvaldo sūnų. Kaip sakau, Visvaldo sūnų, sakau, jis niekur neina į rinkimus. Ir tai buvo, jūs nepatikėsit, 20 metais, Liepos, rugpjūčio gal pradžia buvo tada. Sakau, jis niekur neina, apie ką iš ne? Ne, sako, jis yra vienmandatnikas, sako, Marijus Matijošaitis. Sakau, jis neina. Ir aš jiems atsiverčiau VRK puslapį, rodo Matijošaičio vaikus, nuotraukas, sakau, jūs matot? Ką tu, sakau, čia šneki? Bet irgi suveikė. Aš nežinau, kiek tas efektas realiai gali. Gal pavieniam žmonėms. Truputėlį biškai nukrypam. Ar mes klijuodami etiketes šiuo atveju žmonėms, ne kandidatams, nes ar ne dabar pasipylė kritikos dėl kodėl tie žmonės balsavo, ar mes nedarom žalos ir priešinam. Kame iš tiesų pagrindinė priežastis. Mes kalbam visą laiką jau kiek dešimtmečių, kad Šalčininkus, Visaginą, Vilniaus rajoną, su Vilniaus rajoną ten natūraliai jau procesai vyksta, reikia kažkaip pritraukti prie Lietuvos ir jos integruoti. Bet realaus dėmesio iš centrinės valdžios, man atrodo, per visus kelias dešimtmečius nebuvo. Mačiau paskaičiavimą, kad berods premjerė galbūt nie kartų nebuvo per Tai jums yra atsakymas. Tai ko mes tada norim? Tai tada nuvažiuoja tie, kuriuos mes galim vadinti prokremliškais politikais, galim nevadinti, bet natūraliai, net ir tai, kas minėta dėl sienų uždarimų ir daugelio kitų klausimų, tai imantis tokio žingsnio, tikrai tada pagrindinis dalykas yra komunikacija. Aš jį politiškai žingsnį ir teisiškai galiu pateisinti. Bet be abejo, ta prasme, ko visada trūksta, kaip ir beje ir nuo pandemijos laikų, tikrai nebūtų tokio susipriešinimo visuomenėje, jeigu tiesiog valdžia bendrautų su žmonėm. Bet apie tą komunikaciją mes visą laiką kalbame. Bet žiūrėkite, Ingrida, supraskite, kokia jinai arogancija, toks chamizmas toks iš jos eina. Žiūrėk, sako, dabar išeinu atostogų nuo pirmadienį ir nesirašiu po Lietuvą kalėdot, nes ir taip mane čia žino. Tai žmogus reiktų gal šnekėti ne tik apie Šimonytę, ir apie kitus kandidatus, nes šiuo atveju ne Seimo rinkimai, o prezidento. Ta pati apie prezidentą galima pasakyti drąsiai. Mes prisimenam tose debatuose, tai ten ateina toksai kaip povas ir išeina kaip povas, bet dažniausiai. Bet šiaip tokios nuostatos ir beje debatų metu, tai vienintelis turbūt Nausėda taip gana chamiškai pertraukinėdavo, įsiterpdavo, ten ir daugiausiai kalbėdavo, tai mano požiūriu truputį neprezidentiškas elgesys, bet toksai. Tai čia yra tam tikrų problemų ir tik tai prieš rinkimus visą tai prisimenama. Man, žinot, iš esmės tai kas man dar rūpi. Mes per rinkimus labai daug temų pakėlėm, ar ne? Ir gynybos finansavimas, negali sutikti, nesutikti su 4% ir taip toliau. Man labai įdomu, po rinkimų, spręsės kas nors ar ne? Ar jos klausimų? Pavyzdžiui, 4%, gerai, gynybos biudžeto didinimas pradžioje iki 3%. Liko pusę metų realiai. Mokesčius pakeisti, jeigu mokesčius, reikia padaryti iki Liepos 1. Aš jums beveik garantuoju, kad niekas šito nepadarys. Tai čia ir yra. Visi su jumis sutinka. Bet tai yra ir liūdna, ir apgailėtina. O po to mes klausim, kodėl atsiranda žmonės nepasitinkintis valdžia. Tai kaip aš galiu pasitikėti, jeigu jie apie rinkimus pakalba, kad reikia padidinti iki 3%, aš sakau, aš turiu idėją ambicingai iki 4%, o po rinkimų viskas užgesta. Čia laiko nebuvo, čia mes nesusitarėme ir taip toliau. Finansavimą didina Seimas, ar ne? Kartu su vyriausybė, teisingai. Gerai, o prezidentas yra lyderis ar ne? Jisai gali ką nors pasakyti, klausykit, mėlyjeji. Kiek mes iš tų partijų, kurios dabar turi pakankamai ženklų skaičių balsų, kiek iš jų dalyvavo prezidento rinkimus? Vienintelė konservatorė ir dalyvavo, aš jums kalbu. Kai kitų partijų nėra, tai kaip tu gali priimti? Tai jie visi, socdemai nuėjo nuo šito klausimo labai gudriai ir protingai. Ir tada atsistos Blinkevičiūtė ir sakys, Rutinė, mes
viską norėjom padaryti, nu bet tai čia tai Nausėda yra. Nu ir viskas, nu ir ką tu darysi, papūstų juodegą. Labai gudriai padarė, regionų partija irgi lygiai taip pat Živilės sakys, aš taip norėjau, kad visiukai būtų Širvintose. Nu bet nepykit, ne aš tenais esu, ten jau yra Nausėda, o kadangi Nausėda paskutinę kadenciją yra aukštai, žmogus jo pasiekti negali, kaip Seimo narį gali pasiekti ne per susitikimus su rinkėjais. Viskas. Apie Seimą, kada prašnekome, kaip manot, prezidento rinkimuose dalyvavusių asmenų, pavyzdžiui, tiek jūsų, panas Remigijau, tiek, pavyzdžiui, Eduardo Vaitkaus, gali pasinaudoti šitą sėkmę ir eis į prezidento rinkimus? Ar tai, pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne, tai ir buvo galbūt jūsų tikslas? Ne, mano tikslas buvo, tikslas parodyti šiek tiek kitokius rinkimus, negu kad pas mus yra įprasta turėti jos. Tai buvo to, aš manau, aš labai pasiekiau. Ir mano buvo dar vienas tikslas, ką aš Klaipėdoje dariau ir Žemaitijos regione, atvesti daugiau rinkėjų, kurie niekada neliaurės. Ir mes dabar turim pjūvius. Tie žmonės, kurie nebalsuoti, net, pažiūrėjau, apylinkės, o dabar daromės jau kur net ne mano, yra, kaip jūs sakote, Rokiškis, Biržai, Pasvalys, pažiūrėkit mano rezultatus, Varėnai, kur aš neturiu realiai žmonių, realiai tai paėmus jų net nėra. Ir aš matau, kad tenais labai daug kas balsavo, kurie net nebalsavo. Ir tu lygini paskutinių 4 rinkimų prezidento 19, Seimo ir savivaldybių 20 metais. Tu matai, kad tas žmogus toje apylinkiai nebuvo. Jis net nebalsavo, nes mano partijos nebuvo, mano kandidatūros nebuvo, nieko tenais nebuvo. Ir dabar jisai atėjo. Tai reiškia, tas net užsienį balsuojančių žmonių, koks didelis skaičius buvo už mane, kur niekada aš tenais nesu nei vieno balso, turiu neišdirbęs, neišturėjęs, nei nieko. Tai ne, o Vaitkaus supraskite, čia viską tai subliūš. Pasižiūrėkite, Vaitkaus balsuose 4% yra Lenkų rinkimų akcijos, tai gali drąsiai čia dėtis pliusą, 2% arba 1,5% yra darbo partijos buvo, tai Viktoras Uspaskichas. Jisai atstovaudavo tikrai rusiškos tautinės bendruomenės atstovus ir tie balsai buvo visą laiką Viktoro. Kadangi Andrius Maturonis tapo dabar partijos lyderiu, pirmininku, Viktoro nebėra, kai nebėra Viktoro, darbo partijos nariai jie žiūri už ką balsuoti. Pažiūrėkit, parsai, Naujininkai, Naujamiestis ir Naujai Vilnia. Visą laiką antram ture išeidavo amžinatelis buvęs Seimo narys Ursulė. Ne, visą laiką išeidavo su Monika Navickienė, man atrodo, paskiau Paleckis buvo vieną kartą liktais ir po to Ursulis, man atrodo, buvo, jeigu aš gerai prisimenu. Tai jisai buvo nuo darbo partijos. Ir kadangi darbo partijos atstovo žmogus neturėjo už ką dabar balsuoti, jis natūraliai pasirinko Eduardą. Čia yra natūralus dalykas. Kai bus Seimo rinkimai ir kada darbo partija turės kandidatą tenais Naujoje Vilniuje arba Naujamiestį, tai jau žinokit bus visai kitas rezultatas. Bet kaip jūs manot, tie, 9% ar ne, surinkti jūsų galima lyginti, kad tiek pat turėsit ir Seime? Ne. Aš manau, kad ne, galim kalboti apie kokius 6-7. Aišku, jeigu dirbsim, jeigu dabar skyriai, tie vėl toliau kūrėsi, toliau važiuoja. Ir vakar turėjom keletą jau susitikimų ir užsienį dabar skrendu irgi susitikimus, darau skyrių kūrimus. Tai jie faktas, mūsų tikslas išlaikyti tos 9%. Bet ką aš matau dabar savo apklausose, paskutinėse, tai už mane balsavo ir socialdemokratų, randu, kur balsavo už mane. Valstiečių labai nemažai yra daug, kurie balsavo, nesako, koks mums ryšys su Ignu Vėgėlė, nei jis partijos narys, nei jisai politikoje, nei niekur. Todėl rinkomės mes tave, ne todėl, kad Ramūnas mums liepia balsuoti už Igną Vėgėlę. Mes ne. Tai aš radau ir tų, yra apie 1,5%. Tai yra pakankamai daug. 1,5% tai yra 25 tūkstančių žmonių. Tai yra masė, arba jos išsilaikysiu iki Seimo rinkimų, arba šios prarasiu ir jie grįž pas savo motininę partiją balsuoti. Tai čia toks yra dalykas. Pone Žalman, kaip jūs manot, jums pavyko pakelti Laisvės partijos, rėmėjų gretas? Pavyzdžiui, kaip manot, Laisvės partijos, dabar jūsų rezultatas atspindi Laisvės partijos, galbūt, iš tikrųjų, tų rėmėjų sąrašą. Ir kas bus Seimo rinkimuose? Kas bus Seimo rinkimuose, tai čia, aišku, labai sunku nuspėti, nes mozaika bus visiškai kitokia. Nausėdos dar rinkėjai reikėtų dalinti į kažkurias partijas ir taip toliau. Tai iš tiesų yra labai pakankamai sudėtingai nuspėti. Tie 50 tūkstančių, aš manau, jau tikrai yra tvirti mūsų rinkėjai, kurie dabar už mane balsavo, bet aš manau, kad yra tikrai tas rezervas, tas rezervas, kuris, aš minėjau, šiuo metu balsavo už Šimonytę vien tik tai dėl to, kad kažko nepraleisti antrą turą. Tai aš manau, kad visiškai realu yra tikėtis rezultato apie 7%, 8% galbūt, bet čia labai netikingas dalykas. Maža dar kokių įvykių gali įvykti. Tai mes ir nesakom, kad turi tos prognozės būtinai būti tokios tikslios, mes čia negi kažkokio didžiulio mokslo remiamės. Tiesiog mes orientuojamės rinkėją, kuris tikrai vertina principingumą ir nuoseklumą. Tai aš matau iš kitų, iš to paties flango partijų, ar tai būtų Tėvynės sąjunga, jeigu jie priskirta apskritai tam flango ir liberalų sąjūdis, tikrai tokio nei nuoseklumo, nei principingumo nėra.
Na, bet ateis tie Seimo rinkimai, o jie nebe už kalnų, tą vasarą čia greitai prabėgs ir tada viską ir pamatysime. Dėkui Jums, kad atvykote į studiją. Dėkui Jums, mėly žiūrovai, išdėmesi. Iki pasimatymo.